Nušvitimas irgi sąvoka tokia, kuri gali aprašyti tik tai mūsų šiuolaikinę būseną. Tai mūsų išėjimas iš ribojančių mūsų sąlygų. Lengviausiai gal, jūs tiesiog aš galiu tik analogijos duoti, bet gali padėti jums suprasti. Tarkim, yra vištos kiaušinis, o viduj viščiukas, taip? Ir tas viščiukas viena ląstelė tik tai, ką tik šviežias kiaušinis. Ir ta ląstelė pradeda augti, yra ką valgyti, yra kažkoks šaltinis šilumos, jis tas viščiukas nežino, ką tas šaltinis, tiesiog kažkodėl visą laiką nuo kiaušinio kraštų eina šiluma. Jis nieko nežino, kad ten višta, ne višta, kad ten gaidys kažkoks, kad ten vištos yra savininkas, kad yra vištydė kažkokia. Nieko jis ten viduj kiaušinio, maža ląstelė, kuriai atrodo, kad tas kiaušinis yra tiesiog begalinė kažkokia pasaulė, valgyk, nesuvalgysi viską, kvėpuok, nesukvėpuosi. Šiluma eina ir eina. Kartais ateina tamsa, šaltis, gal višta nuėjo palesti ten. Šalta, baisu, kas čia darosi. Gal tas viščiukas viduj pradeda melstis, ten nežinau, kaip jis meldžiasi. Bet gal po to vėl, šiltas pasidarė. Mano malda jinai padėjo, taip, padėjo, akivaizdu, pasimeldė ir pasidarė šilta. Jeigu jis meldžiasi ir šilta nesidaro, jis miršta ir jis net nesugeba suprasti, kad malda nepadėjo, taip. Bet kadangi mes šnekam apie gyvą viščiuką, jam visada maldas padeda. Tai toliau kas darosi, jis auga ir jam reikia vis daugiau maisto. Ir jis pradeda valgyti greičiau negu ta viena ląstelė, greičiau. Ir tada jis jau gali suvokti, kad čia pasaulio yra kažkokia pabaiga. Čia tuk, čia kažkur aš visada galėjau į visus pusės, tam didelim kiaušinį, mažą ląstelę judėjau kur norėjau. O kai didelė pasidarė, jau bum, o čia ribas. Nesuprantu. Negaliu praeiti. Nesuprantu, kas ten toliau. Nežinomybė kažkokia. Bet ten, kur dar galima judėti, juda ir valga, ir auga. Ir ateina toks momentas, kada visą kiaušinį tas viščiukas kaip ir suvalgė. Nieko nėra daugiau. Paieškoja ten, nieko nėra valgoma. Taip, ir kur jis tik pajuda į dešinę, ten riba, į kairę riba, į apačią kieta, į viršų kieta, ankšta. Ir valgyti norisi. Suprantat? Negera darosi tam viščiukui. Jam reikia kažką daryti. Jis jau didelis. Jis jau įgavo kažkokių savybių, jėgų. Jam ir išaugo snapas, raumenų jau yra. Jau jis taip ir pradeda ten, kur šiluma. Pradeda, ten duokit valgyti, faktiškai taip. Gyvybė visada valgyti prašo. Pirmutinė, pagrindinė motyvacija. Valgyti reikia, dar noriu, to gėrio. Ir tada jis savo pasaulio sieną, sienelę, kaip čia pavadinti, ribas, sulaužo tas viščiukas ir išlenda. Tai yra nušvitimas. Jis staiga supranta, kad viską, ką jis laikė savo pasauliu, ta sienelė, kuri jis galvoja, kad
tai labai gera apsauganti jį, kad nedaug dievė ten ta sienelė neišlaikys ir tada nežinomybė, kažkokia tamsa, kažkokia baimė įeis į tą kiaušinį ir jam tam viščiukui šakės bus, visiškai bus blogai. Ir ta apsauganti va ta aplink, abaločka, kaip pasaulio apvalkalas, sulūžo ir pasirodo, kad tai buvo ne apsauga, o ribojančios sienos, kad jis sėdėjo mažam kiaušinį, jis jau dabar toks didelis, kad tas kiaušinis šalia jam atrodo mažas. Jis gali sparnų savo, va taip, o kiaušinį kaip, niekaip, jis toks buvo, va, suspaustas, suprant, o dabar, hopa, kaip faina. Taip, va čia nušveitimas. Net gali ateiti va tas va momentas ekstatinis, jis visada nušveitimo būsenoje ateina, kada tas viščiukas susipažindina su višta. Jis supranta, iš kur visą laiką jis gaudavo šilumos. Va, tai yra vienas ne vienas, tai maloniausias, tai fantastiškas momentas, kai tu vatkas, iš kur tas kiaušinis iškrito, va, visą mano pasaulį iš kur. Pasirodo, yra, aš galvojau apie tai, aš gal svajojau apie tai, bet iš tikrųjų tai tiesa, višta yra. Ir aš dabar galiu ją pamatyti, apkabinti, girdžiu jos balsą, kurį per tą pasaulio kraštą girdėjau kartais. Girdėjau, bet negalėjau nesureaguoti, nesuprasti, nes viską, apie ką man višta pasakojo, tam kiaušiniai man buvo visiškai be naudos, be prasmės. Gal jinai kvietė, eik pas mane greičiau, o kur ten eisi tam kiaušinį? Gal jinai ten kalbėjo atsargiai, ten yra šitas, vanagas dangui, o kur man slėptis aš kiaušinį? Ir čia man darosi taip prasminga ir taip aišku. Viskas, kas per pasaulio tą kiautą iki manęs daeidavo, kol aš buvau kiaušinį. Ir ta višta, va jinai. Ir jinai pradeda su manim bendrauti, mane mokyti, mane valyti, mane ten skatinti kažką daryti. Ir tai yra nušvitimas. O tai kai būna dar dėtis nušvitimas ir viščiukas susipažįstas su vištelim ir pamato, kaip kerta gaidžių galvą, čia destrukcija. Taip. Jis, kada tas viščiukas išlenda iš kiaušinio ir pamato tą vištą, jamgi jis, kaip čia, kas gali būti didesnis, kas gali būti svarbesnis, stipresnis, niekas. Jūsgi prisimenat, gal jau miglotai, bet prisimenat, kas buvo jų mama, kaip jūs gimėt. Tai čia tas pats. Mama, kuri ten galingiausia pasaulyje išsprendžia visas problemas, duoda meilį, šilumą, maistą, viską. O po to, tas pasaulėlis, ten tavo ta lavytė vaikiška, vėl tu pradedi suvokti, tu jau daraisi iš mamos pilvo išlindęs ar viščiukas iš kiaušinių, kad jis ir atsistojti gali, ir sparnus, ir skleisti, ir tiek erdvės aplink, tokia pasaulį didelė, vėl kaip kiaušinis jam, vėl pilna maisto, vėl pilna laisvės, jis auga. Ir ateina akimirka, kai jis supranta, kad tau naujoje erdvėje yra irgi siena, vištidės siena. O tu atsitrenki į tą sieną, o kaip taip, aš noriu skristi, aš noriu toliau. Iš kitos pusės irgi siena. Viską, kad ten yra jau suvalgyta, norisi valgyti. Ateina momentas, kai jis gali vėl išeiti, išlysti iš tos vištidės, pamatyti daugiau.
Va, iš kur ta vištidė, tas lesalas pasirodo. Va, iš kur, vat maišas su lesalu stovi didelis. Vat kažkokia mergina su batais purvinais neša kibirą su. Va, saulė šviečia, pasirodo, va, koks pasaulis, jis visiškai kitas, vėl nušvietimas. Ir nušvietimas tai yra mūsų išėjimas iš mūsų būsenos ribų, iš mūsų būsenos. Išėjęs iš mūsų būsenos mes atsiduriam sekančiai, kaip galima sakyti, kitoj būsenoj, bet ta kita būsena, jinai būsena. Bet kada tu praeini į kitą lygį, tu mažas, kaip ta pirmutinė ląstelė, tu ką tik gimei, tau reikia dar laiko leisti, augti, tą naują pasaulį pažinti, rasti to pasaulio dėsnius, išgyventi jame, evoliucionuoti, tobulėti, daaugti iki naujo pasaulės ribų, įgauti jėgų, kad tas ribas pralaužti. Ir vėl nušvietimas ir sekantis lygis.